Ksiva. Važiuoju ir pro šalį va vyrukai mane pakvietė užkandžią. Doruoju melioną kartu. Va, radau nabagėlį. Kūdą tokį. Ką turėjau, tai daviau sausainių. Na, aišku, nebaisiai gerai, bet geriau negu tuščias pilvas. Ir tiltukas kokybės. Sveiki, sveiki. Sveikinuosi iš Ksiva miestą Uzbekistane. Tai va pirmas toks turistinis miestas, į kurį atmyniau ir galit pasigrožėti. Na, tikrai restoranas su nerealia panorama. Čia susitikau su kitu keliautoju, kuris važiuoja motociklu. Tai va dabar užsisakėm pavalgyti. Kolegas nėra. O parein. Tai jo, čia pabūsiu vieną dienelę ir po to judėsiu toliau link Tadžikistano. Enjoy. Dar tiek daug Leninų, SSRS ženkliukų niekur nesu mačius. 20, 40, 50, 100. Finlandia. Lithuania.
Nu, man atrodo, anksčiau ir vėliau keisiu savo dviratuką į irgi motociklą. Ant kiek yra greičiau ir lengviau. Atsisveikinam su Oli. Ir va, žiūrėkit, ką susitikau. Dviratininkai, su kuriais mačiaus prieš kelias dienas, neprisimenu kurią mieste. Rytas. Išsikaičiau iš sodelę ir rytą pradedu kliūtim. Vakar to vandens nebuvo. Šiandien turbūt paleidę laistymo sistemą. Teks šiek tiek pabraidyti, apvažiavimą nėra. Visas šitas perimetras yra apsemtas. Čia Uzbekistane pakeliese žmonės kurą buteliukuose pardavinėjai. Nu, nežinau, dar vis nuotaikas filmuoti nėra. Dabar prisėdau truputį atsipūsti. Grįžau į dykumą ir 330 km vien tik tiesiai. Tai turbūt suprantat, kodėl tos motyvacijos labai nėra. Tikrai ne pats lengviausias kelionės etapas. Labai sunkiai fiziškai pernešti, tai va taip. Bandžiau kažkaip užsimotyvuoti greičiau važiuoti, bet irgi nesinori nei persistengti, galvojau galbūt užsibukinti kažką, tada yra daugiau energijos judėti ir nesėdi taip ant kiekvieną kampą. Ir jau kuris laiks manu palei Turkmenistaną pasienį. Tai man atrodo dabar čia arčiausias taškas. Iš Brazilijos. Jau spėjom pasišnekučiuoti, tai šiandien stovyklausim drauge. O šiaip dabar vakare taip gerą mintį, tokia maloni šiluma ir galiu pagaliau pasidžiaugti dykumą. Na va, paleido šuniuką palakstyti. Koks patenkins, koks laimingas ratais čia va varis. Hai, hai. 9 months. So that's why he has so much energy. Oh. Primeiro barraca, first step, primeiro. This dog is really obsessed.
geriausias draugas atėmė kamuolį, bet vis atsineš pagaliuką, kad meščiau. O ryta pramoga. Atsigėrėm kavos ir šiandien lauk 150 km. Vakar numyniau 150, šiandien 150 ir trečią dieną iki Bucharos dar 100. Toks planelius. Jo. Lapinių nebė. Pasiruošę kilti. Greičiausiai dar paminsim dieną ar dvi iki Bucharos. Ir dabar va 7, po 7, nu ką aš šneku, jau beveik 8, beveik laiku išsiruošėm, dar ne pats karštis.